Kai vėjelis švelniai kedena plaukus, o tyras oras glamonėja kūną, jautiesi tokia lengva, tokia gaivi, mintys tokios šviesios ir ta būsena nori džiaugtis dar ir dar ir dar. Tačiau mums, moterims, ne visada pavyksta išlikti gaiviomis lyg rytinė pievų rasa. Ypač jei pasirinkame netinkamas higienos priemonės. Dažnai moteris susiduria su tokia problema kaip jautrumas išorinių lytinių organų srity, kontaktiniai dermatitai, niežėjimas, bėrimas vulvos srityje. Ypač tai aktualu, sakykime, ankstyvuoju periodu po gimdymo, esant gausesniam kraujavimui mėnesinių metu, po ginekologinių operacijų, sutrikus makšties ekopusiausvyrai. Tokiu atveju gali būti, kad vartojant įprastinius paketus vulvos srity atsiranda iššutimai, paraudimai, bėrimai. Tokiais atvejais iš tikrųjų mes rekomenduotumėm Gentle Day paketus, kadangi jie pasižymi tuo, kad jų paviršius yra padengtas medvilnės sluoksniu, tai jie yra natūralūs iš ekologiškų medžiagų ir ypatinga jų savybė yra ta, kad jų sudėtyje yra anijonų juostelė, kuri pasižymi baktericidiniu poveikiu. Gydytojas paminėti Gentle Day įklotai yra ekologiški, tą patvirtina ant pakuotės esantis eko ženklas. Taip pat yra atliktas Lietuvoje tyrimas dermatologinėme centre. 30 moterų naudojo šios paketus ir ne vienai moteriai nepasireiškia nei odos sudirginimas, nei kontaktiniai dermatitai, alergijos, niežėjimai ir visos labai gerai toleravo šios produktus. Šiuos įklotus naudojančios moterys žino, kad jie turi itin gerą sugeriamumo lygį. Atlikime bandymą su Gentle Day ir kitų populiarių įklotų. Į pastarąjį įpilame 30 ml skysčio. Į Gentle Day 50. Tuomet ant abiejų uždedame po servetėlę ir stipriai prispaudžiame ranką. Kągi matome? Ne, tai ne televizinė apgaulė. Pačios galite namuose atlikti tokį bandymą ir įsitikinti, kad Gentle Day puikiai sugeria skystį, kai tuo tarpu kitas įklotas permirksta. Beje, rinkoje atsirado nauji Gentle Day įklotai. Šie paketai, kaip ir kiti šios firmos paketai, taip pat yra medvilnės paviršiumi, yra ekologiški bei ir turi savyje hidrogelio sluoksnį ir skirti esant negausiam kraujavimui mėnesinių metų, sakykime, antroje mėnesinių ciklo pusėje, kai kraujavimas yra negausus. Taip pat tinka moterims, kurios turi spiralę gimdoj su levonorgestreliu, kurių metu taip pat yra negausus kraujavimas iš gimdos. Taip pat, sakykime, po ginekologinių operacijų rekomenduojame šios paketus. Šie įklotai tinka moterim kasdieniniam naudojimui ir esant gausesnėm išskyrom iš makšties, netgi ir nemėnesinių metu. Taip pat nėštumo metu pagausėja įprastų išskyrų iš makšties, tai yra normalu ir mes taip pat rekomenduojam naudoti kasdieninius šios paketus. Gentle Day įklotų rūšis galima atskirti pagal spalvas pažymėtas ant pakuotės prie atidarymo. Dieniniai įklotai rausvos spalvos ženklais. Mėlyna spalva pažymėti naktiniai su papildomais sparneliais. Geltoni kasdieniai ir naujieji žaliai pažymėti įklotai skirti negausiam kraujavimui. Taip pat labai patogi priemonė, kurią galima nuolat nešioti savo rankinėse, drėgnos servetėlės intymiai higienai. O švelnus intymios higienos prausiklis, pagamintas iš natūralių komponentų su pieno rūgštimi, alavijais ir spanguolių ekstraktu, nuramins sudirgusią odą ir suteiks gaivos. Tad Gentle Day gamintojai siūlo prisijungti prie moterų, kurios rūpinasi savo sveikata ir neleidžia jokiems trikdžiams gadinti to jausmo, kai sau esi graži, gaivi ir pasitikinti.